Šiandienos nuotykis skandalingas 2022 m. matematikos valstybinio brandos egzamino užduotis 27, kuri sukėlė daug pasipiktinimo tiek iš mokytojų, tiek iš abiturientų. Bet ar iš tikrųjų ši užduotis yra tokia neįveikiama? Na, išspręskim ir nuspręsim. Užduotis tokia. Įmonė turi naujos ir senos kartos lazerių. Naujos kartos lazerio per vieną dieną išpjautų detalių skaičius yra sveikasis ir didesnis už 8. Senos kartos lazeris per 1 valandą išpjauna 4 detalėmis mažiau negu naujos kartos lazeris. Tam tikrą gautą užsakymą įmonė vienu naujos kartos lazeriu gali atlikti per sveikąjį valandų skaičių, o 3 senos kartos lazeriais 2 valandoms greičiau. Kiek daugiausiai detalių gali sudaryti šį užsakymą? Tai pradžiai reikia užsirašyti visą informaciją, kurią turim. Pradžiai sakoma, kad naujos kartos lazerio per vieną dieną, per 1 valandą išpjautų detalių skaičius yra sveikasis ir didesnis už 8. Vadinasi, mes nežinome, kiek tai yra, pasižymime, paprasčiausiai, x. Ką mes žinome apie x? Kad jis yra daugiau už 8 ir kad x priklauso sveikiesiams skaičiams, bet kadangi daugiau už 8 galima tiesiog parašyti ir natūraliaisiais, ar parašyti sveikaisiais, ar natūraliaisiais, viskas turėtų būti gerai. Bet kadangi rašo sveikaisiais, tai rašom sveikaisiais. Toliau kas pasakyti apie senos kartos lazerį. Senos kartos lazeris per 1 valandą išpjauna 4 detalėmis mažiau. Ką reiškia? Vadinasi, 4 detalėmis mažiau už naujos kartos lazerį. Tai jeigu naujos kartos lazeris išpjauna x per valandą, tai senos kartos x minus 4. Tai čia yra pradinis susirašymas. Dabar dėl lygties vis tiek reikės darytis čia lygtį. Tam tikrą gautą užsakymą įmonė vienu naujos kartos lazeriu gali atlikti per sveikąjį valandų skaičių. Tai sakykim, kad pilnas užsakymas su padarimu užtruks, panaudosiu T raidę valandoms, T valandų ir per T valandų padarys mūsų X naujos kartos lazeris TX, čia bus jo visas darbas. Ir čia taip pat parašyta, kad per sveikai valandų skaičių vadinasi T taip pat priklauso sveikiesiams skaičiams. Ką sako apie senos kartos lazerį? Kad jisai padaro tą patį darbą, vadinasi, tas pats, kadangi rašo, kad tą patį darbą, 3 senos kartos lazeriais 2 valandom greičiau. Tai vadinasi, iš karto, jeigu tas pats darbas jau bus kažkokia lygybė, reikia susidaryti lygybę. TX lygu. Ką sako apie senos kartos lazerius? Kad 3, kol kas, čia galima dar, jeigu neaišku, pasirašyti y, po to viską įsistatyti. Tai vadinasi, vietoj x čia bus y, bet čia buvo 1 naujos kartos lazeris, čia bus 3 naujos kartos lazeriai. Ir y bus kiek jie padarytų ir pasakyta, kad jie padaro 2 valandom greičiau. Taip pat reikės dauginti, jeigu čia yra t, vadinasi t valandų, o čia 2 valandom greičiau, tai bus tiesiog t minus 2. Ir čia yra mūsų lygybė. Vietoj y įsistatom x minus 4. Pilna lygtis bus 3 kart x minus 4 ir t minus 2. Čia yra pilna lygtis. Ir čia galima bandyti spręsti dabar, kaip spręsti tokias lygtis, kai žinom, kai yra 2 kintamieji, vadinasi, mes nežinom nei t, nei x, tai reikia izoliuoti t ir x-us. Vadinasi, vienoje lygybės pusėje bus t, kitoje lygybės pusėje bus x. Bet pradžiai reikia atsiskliausti. Jeigu atsiskliaučiam, gaunam tx lygu 3, pradžiai galima čia sudauginti,
x kart t yra xt, x kart minus 2 bus minus 2x, minus 4 kart t minus 4t, minus 4 kart minus 2 plus 8. Toliau tx, 3xt minus 6x minus 12t ir plus 24. Dabar reikia izoliuoti kažkaip t. Toliau viską su t reiktų mesti į kitą pusę. Nu, čia x kart t tas pats, kas t kart x. tą turėtų omeny, kad nesvarbu, dėl to, nes jeigu persikeliam, gaunasi tx minus 3, nu, šitus apkeis galime vietoj tx plus 12t yra lygu, ir čia persirašyti galima kaip 24 minus 6x, kadangi minus 6x plus 24 yra tas pats, kas 24 minus 6x. Čia atsiema gaunasi minus 2tx plus 12t lygu 24 minus 6x, pasidalinti iš 2 galima, nes viskas dalinasi, gaunasi minus tx plus 6t lygu 12 minus 3x. Turim tokį reiškinuką. Čia vėlgi tą patį galima padaryti. 6t minus tx, tai yra bendras, galima tai išsikelt. Gaunasi 6 minus x lygu 12 minus 3x. Taip, kad įsireikšti, tai dabar reiktų dalinti viską iš 6 minus x. Ir taip pat galima parodyti iš anksto, kad 6 minus x tikrai nebus lygu 0, kadangi dalinti iš 0 negalima, dėl to, nes x yra daugiau už 8. Dabar turim, kad reiktų kelti 6x čia, ir tada reiktų tvarkyti šitą reiškinį. Bet jį galima bandyti tvarkytis iš anksto, vadinasi, reikia rasti kažkokį būdą, kaip kad 6 minus x išsiprastintų. Ar koks būdas? Jeigu čia ką galima iškelti priskliaustus? Čia priskliaustus galima iškelti 3. Jeigu iškelsim 3, gausis 4 minus x, bet 4 minus x nesiprastins. Ką galima daryti? Ko mums reiktų vietoj 12, kad iškelus 3 gautumėm 6 minus x? Mums reikia prie 12 dar pridėti 6. Tai galima įvesti 0. 0 galima įvesti, pridėjus 6 ir atėmus 6. Vadinasi, čia bus tas pats, kas 0, bet tas plus 6 mums padeda viską persitvarkyti į 6 minus x, 18 prisideda, minus 3x ir gaunasi minus 6. Toliau, tai 6 minus x, čia jau išsikelia 3 prieskliaustos, gaunasi 6 minus x minus 6. Viską padalinus iš 6 minus x, gauname, kad t, o kad 6 minus x nelygu 0 galima arba vat anksčiau parodyti, arba va dabar vat, štai čia tada dešiniai reiktų, gauname, kad lieka t lygu, šitą dalini 6 minus x įsiprastina, lieka 3 sveikos dalys minus 6 padalinta iš 6 minus x. Dabar ko uždavinys? Čia jau viską įsiprastinam, jau daugiau nelabai kažkas išeis, ko uždavinys prašo. Uždavinys prašo, kiek daugiausiai detalių gali sudaryti šį užsakymą. Vadinasi, mums reikia rasti maksimalę t kart x reikšmę. Gerai, toliau. Dabar reiktų statytis vietoj x-o skaičius. Nors čia dar galima, aš dabar tik pastebėjau, čia dar galima paprašiau parašyti. Jeigu apversime trupmeną, jeigu apversime x minus 6, prieš tai turime iškelti minusą. Ir galima lygiai
Nors net nereikia. Ir tada gaunasi tiesiog, čia išsikelia minusas, tojus, gaunasi, kad tai lygu 3 minus, kadangi čia iškėlė minusą, vėl bus minusas, 6, x minus 6, čia tiesiog pasidarys pliusas iš šitų. Taigi galutinis 3 plus 6, x minus 6, štai toks būtų. Galima ir su šitu, bet tiesiog pastebėjau, kad galima tiesiog pasiversti pliusą, tada taip nesusimaišys galbūt. Gerai, ką žinom, kad x yra daugiau už 8, tai yra. X yra daugiau už 8, tai bandom. Pradžiai bandome 9, tai jeigu x lygu 9, tada t lygu 3 plus, čia jeigu 9, 9 minus 6 yra 3, 6 padalinti 3 yra 2, plus 2, vadinasi, tai lygu 5. Čia yra 1 galimas atsakymas. Toliau, jeigu tai lygu 10, čia jau mintinai, jeigu x lygu 10, 6/4 nebus sveikasis skaičius, tai pridėjus 3 vėlgi negausime sveikos skaičius, nes mes žinom, kad tai yra sveikas skaičius. Toliau, jeigu statomės 11 bus tas pats, jeigu statomės 12, 12 minus 6 yra 6, pasidalinus gauname 1, tai jeigu x lygu 12, tada t yra lygu 3 plus 1 lygu 4. Daugiau skaičių čia statytis nereikia. Kodėl nereikia? Dėl to, nes jeigu statysimės bet kokį skaičių didesnį už 12, šiuo atveju jau gausis trupmena. Tai su x lygu 13, 6/7, po to 6/8 jau nebegausime niekaip sveiko skaičiaus, pridėję tą trupmeną prie 3. Vadinasi viskas, turime 2 galimus atsakymus. X lygu 5, x lygu 9, tai lygu 5 ir x lygu 12, tai lygu 4. Kadangi mus prašo didžiausios galimos tx reikšmės, tai jeigu pirmą tikrinsime, tai bus 9 kart 5, kas bus 45, o kita, čia pasižymėsiu taip, kad nesusimaišytų x1, x2, sakykime. T1, T2, tada, tuo atveju, būtų 12 kart 4, kas būtų 48. T2, x2 yra daugiau už T1, x1, vadinasi, čia yra atsakymas. Atsakymas būtų, jeigu grįžtam, prašo. Oi, gerai. Kiek daugiausiai detalių gali sudaryti šie užsakymą, vadinasi atsakymas 48. Dabar kodėl, dar galima pakalbėti, kodėl toks skandalingas šitas uždavinys. Mano manimu, šitas uždavinys kaip tik ir skyrė tuos žmonės, kurie gali gauti 100, kurie yra tikrai gauti 100 ir kurie nėra. Ir tie, kurie skundėsi, tai, aišku, abydna, kad tokia užduotis pakliuvo, nes reikia, čia svarbiausia, šiaip užduotis tikrai nėra sunki. Kas yra sunku, tai va šitas visas reiškinys su 6 minus x. Nes jeigu bandai iš labai didelio reiškinio kažkokio, statytis x'us, tada turi daug skaičiuoti, tada dar jeigu algebrą blogai padarai, gauni kažkokius trupmeninius skaičius, niekas nesigauna. Taip pat, manau, skandalingas dar dėl to, nes tai yra pati paskutinė egzaminų užduotis. Tai įsivaizduokit, kokias 2 valandas daro 26 užduotis, arba net dar daugiau. Ir tada bam, kažkas, ko dauguma nebuvo tikrai matę. Tai o dėl to, kad demokyklinio kurso, manau, kad čia tikrai gali būti mokyklinio kurso, aš nežinau, kodėl ten žmonės sakė, kad čia nėra mokyklinio kurso, čia yra tiesiog lygtis, jis tiesiog įdomiau išspręsta. Bet visgi, jeigu tokias užduotis, kadangi ir formuluotė gana sunki, tokias užduotis turėtų, manau, dėti labiau į priekį, galbūt netgi skaidyti į, pavyzdžiui, jeigu trečios dalies priekį, tai 21.1.2, ten kažką surastam, kažką tam,
O nes kaip paskutinė, tai iš tikrųjų nėra lengva, ypač po tiek daug matematikos. Tai manau, kaip ir viskas.